Visų pirma buvo padaryti transporto srautų tyrimai vakarinio piko metu, kurių metu nustatyta, kad kamščiai didžiausia susidaro tarp 16:45 ir 17 valandos. Vėliau žiedas užsikemša, todėl pralaidumas stipriai krenta. Čia galima pamatyti, kad užsikemša Vilijampolės tiltas, Jonavos gatvė, taip pat pačio žiedo atskiros atkarpos. Čia buvo suskaičiuotas bendras žiedo apkrovimas valandinis. Gal reiktų atkreipdėmėsi į pačius skaičius, tai yra Šaulių gatvė 4400, Vileišio tiltas 3700, Jonavos gatvė 2400, čia yra maksimalus apkrovimas. Turima programinė įranga buvo sumodeliuota esama situacija, kuri sutikrinta su tyrimų rezultatais. Ir analizė parodė, kad Jonavos gatvėje susiformuoja 356 metrų ilgio kamštis. Jonavos gatvėje į Senamiesčio pusę apie 130 metrų. Ir gal paaiškinimui, transporto srautai praleidžiami be sutrikimų, kai infrastruktūros apkrovimas yra apie 80%. Galime pastebėti, kad kai apkrovimas viršia 80%, jau šiokie tokie srautai kamščiai susidaro. Kai viršyje vienetą Jonavos gatvėje kamščiai ilgėja. Taip, ir mes analizavome dvi situacijas. Tai yra, jeigu Lituanikos fabriko teritorijoje būtų įrengtas parkingas, iš kurio įvažiuotų apie 1000 automobilių per valandą, tuomet Jonavos gatvė kamštis pailgėtų iki 1,5 kilometro. Kita situacija, kuomet, tarkim, Drobės dabartiniai teritorijai taip pat būtų į Lituanikos žiedą paduodama 1000 automobilių, įskaičiuojant ir Lituanikos žiedą, tai Jonavos gatvėje kamštis viršytų 2 kilometrus, o Senamiesčio teritorijoje 400 metrų. Kaip tai galėtų atrodyti? Tai būtų nuo Lituanikos žiedo iki Gertrūdos ir Jakšto gatvės sankryžos kamštukas. Kadangi Senamiestyje gatvių rekonstrukcijos padaryti praktiškai nėra galimybių, viskas užstatyta. Buvo modeliuota situacija, tarkim, keičiant patį transporto srauto judėjimo organizavimą, tai yra paleisti vienos krypties eismą atskirose gatvėse, tačiau Gertrūdos gatvėje susidaro taip vadinamas kakliukas, kada iš vienos pusės 2 eismo juostos, iš kitos pusės 2 eismo juostos ir jos susikerta viename taške, žodžiu, 4 eismo juostas reikia sukišti į 2 eismo juostas. Gertrūdos gatvė neišvengiamai užsikimš ir kamštis taip pat tęsis iki tos pačios sankryžos. Žodžiu, išvada tokia, kad Senamiesčio papildomai apkrauti nevertėtų. Taigi, įgyvendinus pirmą ir antrą plėtros variantą, gaištis pailgėtų iki 33 ar 42 minučių. Infrastruktūra būtų apkrauta 4,20 bei 5,90 karto daugiau, negu jinai galėtų pavežti. Ir buvo nagrinėti plėtros variantai, tai yra vienas iš jų, galbūt mažiausia intervencija, įrengti papildomą jungtį tarp Senamiesčio ir, tarkim, iki Senukų teritorijos, čia įrengiant šviesoforinę sankryžą. Po Vileišio tilto ten yra nemažai aukščio, galima būtų įrengti šią jungtį. Be to svarstyti kiti variantai, kad nestabdyti srauto Jonavos gatvėje, galima įrengti tunelį, išvažiavimai gali būti kelių tipų,
Antras tipas yra saugesnis, nes nuvažiavimai yra nutolinti vienas nuo kito, tačiau pirmam variante mažiau teritorijos tektų atiduoti susisiekimo sistemai. Modeliavimo rezultatai parodė, kad tokios jungties įrengimas pagerintų tik esamą situaciją, tačiau įvertinus plėtrą, tokie sprendiniai netiktų, nes vis tiek susidarytų gaištis iki pusės valandos